Žinios lengvai. Remia Telia. Kviečiame klausyti žinių apie svarbiausius savaitės įvykius lengvai suprantama kalba. Lengvai suprantama kalba reikalinga žmonėms, kuriems yra sunku skaityti ar suprasti įprastus tekstus. Pensijų kaupimas. Kai Lietuvos gyventojai sulaukia maždaug 65 metų, jie gali išeiti į pensiją. Pensija reiškia, kad senyvo amžiaus žmogus jau gali nebedirbti, tačiau tada jis gaus pinigus iš valstybės. Spalio 13 dieną vyks Seimo narių rinkimai. Seimo nariai priima Lietuvos įstatymus. Įstatymai yra svarbiausios Lietuvos taisyklės, kurių turi laikytis visi Lietuvos žmonės. Todėl dabar kandidatai į Seimo narius daug kalba apie tai, ką darys, jeigu taps Seimo nariais. Pavyzdžiui, pakeis pinigų kaupimo pensijai tvarką. Dabar Lietuvoje daug žmonių būna priskirti antrai pensijų pakopai. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį bankas kažkiek pinigų nuskaičiuoja nuo žmogaus atlyginimo ir padeda į banką. Tuos pinigus žmogus galės pasiimti tik tada, kai išeis į pensiją. Tačiau kai kurie žmonės nenori, kad nuo jų atlyginimo būtų nuskaičiuoti pinigai. Kai kurie žmonės nori patys pasirinkti, kiek pinigų kiekvieną mėnesį atidėti pensijai. Dabartiniai Seimo nariai pateikė tokius pasiūlymus, kad žmonės galėtų atsisakyti dalyvauti antrojoje pensijų pakopoje, kada nori. Taip pat, kad žmonės, kurie yra pensijoje, galėtų iš karto atsiimti 10 000 eurų. Anksčiau buvo galima pasiimti tik maždaug 5 000 eurų. Kitus sukauptus pinigus žmogus gaudavo vėliau. Taip pat, kad žmonės galėtų atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, kai jų gyvenime atsitinka kažkas rimto. Pavyzdžiui, žmogus sunkiai suserga arba žmogus turi negalią. Dabartiniai Seimo nariai pritarė šiems pasiūlymams. Dabar vyks dar vienas balsavimas, tik tada bus nuspręsta, ar šie pasiūlymai bus priimti. Balsavimas vyks lapkričio 7 dieną. Mokyklose trūksta vadovėlių. Praėjusiais metais buvo atnaujintos mokymo programos mokyklose. Pavyzdžiui, programose buvo įrašytos naujos knygos, kurias reikės perskaityti, taip pat programose įrašyti nauji žmonės, apie kuriuos reikės išmokti. Tačiau daug mokytojų ir mokinių neturi vadovėlių, iš kurių galėtų mokytis pagal naują programą. Leidyklos, kurios leidžia tokius vadovėlius, sako, kad vadovėlių dar gali neužtekti maždaug 3 metus. Vadovėlių gali neužtekti todėl, kad neužtenka pinigų jų atspausdinimui. Pinigus vadovėliams davė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Ši ministerija rūpinasi mokslu Lietuvoje. Dabar žmonės sako, kad ministerija blogai pasiruošė naujoms mokymo programoms mokyklose. Pavyzdžiui, nedavė tiek pinigų, kad naujų vadovėlių užtektų visoms mokykloms. Pirmiausia, naujus vadovėlius gaus literatūros ir matematikos mokytojai. Literatūra yra pamoka apie lietuvių kalbą ir Lietuvos bei pasaulio knygas. Kitų pamokų mokytojai vadovėlius gaus vėliau, todėl turės patys pasiruošti pamokoms. Pirmasis beždžionių raupų atvejis Lietuvoje. Lietuvoje patvirtintas pirmasis beždžionių raupų atvejis. Beždžionių raupai yra liga. Šia liga serga ir žmonės. Pirmasis žmogus Lietuvoje, kuris užsikrėtė beždžionių raupais, yra ispanas. Šis žmogus lankėsi Lietuvoje kaip turistas. Kai jis buvo Lietuvoje, jam pakilo temperatūra ir jo kūną išbėrė. Kai žmogus blogai pasijautė, jis niekur neėjo iš savo namų. Sveikatos apsaugos ministerija sako, kad Afrikoje daug žmonių serga beždžionių raupais, tačiau Europos šalyse šia liga serga labai mažai žmonių. Yra 2 skirtingi beždžionių raupų ligos tipai. Pirmasis tipas vadinasi Kongo baseino tipu, antrasis tipas vadinasi Vakarų Afrikos tipu. Žmogus, kuris susirgo Lietuvoje, susirgo Vakarų Afrikos beždžionių raupais. Sveikatos apsaugos ministerija sako, kad 2022 metais Europoje daug žmonių sirgo šią ligą, tačiau mirė tik 5 žmonės. Beždžionių raupai yra nemaloni liga, pavyzdžiui, žmogui pakyla temperatūra arba jį išberia. Tačiau nedaug žmonių miršta nuo beždžionių raupų ligos. Beždžionių raupais galima užsikrėsti, kai artimai bendraujama su kitu žmogumi, kuris serga šią ligą. Pavyzdžiui, paliečiame kitą žmogų ar jis paliečia mus. Jeigu žmogus nori būti saugus ir nesirgti beždžionių raupais, jis gali pasiskiepyti.
Problemos su socialiniais būstais. Daug žmonių Lietuvoje susiduria su problemomis, kai nori gauti socialinį būstą. Socialinis būstas yra namai, kuriuos gali gauti žmogus, jeigu, pavyzdžiui, jis uždirba nedaug pinigų, arba žmogus turi negalią, arba jis turi didelę šeimą ir jiems reikia pagalbos. Daug būstų yra nepritaikyti žmonėms su negale. Tai reiškia, kad juose yra nepatogu gyventi žmonėms su negale. Pavyzdžiui, juose sunku judėti vežimėliu. Pakruojo savivaldybė sako, kad jie turi pinigų socialiniams būstams, tačiau trūksta butų, kuriuos savivaldybė galėtų nupirkti. Kituose Lietuvos miestuose savivaldybė susiduria su panašia problema. Trūksta patogių butų, kurie būtų arti miesto. Todėl jeigu žmogus norės gauti socialinį būstą, jam gali reikėti laukti nuo 5 iki 10 metų. Pavyzdžiui, Neringoje ir Vilniuje socialinio būsto gali reikėti laukti net 12 metų. Visagine, Biržuose, Ukmergėje, Akmenėje socialinio būsto gali reikėti laukti 2 metus. Šiuo metu galima pasinaudoti buto nuomos kompensaciją. Tai reiškia, kad jeigu žmogui trūksta pinigų, jis gali paprašyti savivaldybės, kad duotų pinigų susimokėti už butą. Tačiau žmonės ir patys neranda butų, kuriuos galėtų išsinuomoti. Kitų šalių organizacijos sako, kad tai yra labai blogai. Žmonės negauna pagalbos ir neturi kur gyventi. Tačiau savivaldybės sako, kad labai sunku gauti pinigų socialiniams būstams pastatyti. Jeigu jūs norite gauti socialinį būstą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę. Daugiau naujienų lengvai suprantama kalba ieškokite internetinėje svetainėje skaityklengvai.lt ir YouTube kanale Aklas pasimatymas. Naujienų apžvalgą rengė Irma Jokštytė Stanevičienė ir Miglė Baltrūnaitė. Vertino Inga Olševskytė, skaitė Lina Žaltauskaitė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Žinias lengvai remia Telia.